Atrodo, kad jau tarsi matau į priekį ir girdžiu, kaip aidės šita dalis mano vlogo. Ir matau, kad fokuso nėra. Labai geras startas. Jau kurį laiką kuriu vaizdo įrašus angliškai. Ir nežinau, kodėl tiesiog visada viską pati žiūriu angliškai. Tai galbūt nėra labai gerai lietuvių kalbos žodynui. Daug žmonių šiais laikais Lietuvoje kalba įterpinėdami angliškus žodžius. Aš tame tarpe tą patį irgi darau. Ir nebūsiu čia kažkokia šventuolė, kuri sakys, kad oi ne, aš taip nedarau, nedarau ir labai sunku nedaryti, ypatingai kai darbas yra anglų kalba. Bet nesvarbu, esmė tame, kad tiesiog norėjau išbandyti ir padaryti vieną vlogą, nežinau, gal bus ir daugiau, jeigu matysiu, kad kažkam įdomu. Jeigu pasieks Lietuvos kažkokius žiūrovus ir sudomins, tai malonu. Kiek save atsimenu, tie, kas žiūrėdavau vaizdo įrašus YouTube'ai. Pradėjau nuo Shane Dawson, visiškai atsitiktinius video žiūrėdavau, ten, žinot, Charlie Bit Me garsusis yra ir panašiai. Tada progresavo į grožio guru video YouTube'e. Ir, nežinau, visada norėjau pabandyti kurt, bet tai laiko nėra, tai neįdomu gal čia žiūrėti paprastų žmogaus gyvenimą, nes pripažinkim, kai žiūrim tokius vlogus, dažniausiai žiūrim žmonių, kurių gyvenimai yra kažkiek kitokie nei mūsų, ar tai būtų kažkoks influenceris, kur labai daug turi sekėjų ir ten keliauja į kiekvieną šalį, kurią tik panori nukeliauti, kiekvieną savaitę kitur būna, apsipirkinėja ten Gucci, Prada ir panašiai. Ne, aš paprastas žmogus, bet tiesiog, nežinau, man atrodo visai smagu kartais pažiūrėti tokį realistišką gyvenimą. Tai tą turbūt ir parodysiu. Jei bus labai nuobodu, tai kartais būna nuobodu. Gal žiūrint kito žmogaus nuobodą gyvenimą bus ne taip nuobodu jum. Gal mano nuobodybė atrodo kitaip nei jūsų. Bus matyt. Bet šiaip turbūt ne, taip pat viskas bus, bet žodžiu, užtenka ir pradėkim gal tą vlogą pagaliau. Šiandienos planas yra nuvažiuoti pas močiutę į kaimą. Tai mano vienas mėgstamiausių dalykų. Šiaip bendrai paėmus kaip veikla apsilankyti pas senelius. Jie gyvena toliau nuo Kauno, kur aš gyvenu, kur gamtos labai daug medžių, daug gyvūnų. Tik oras toks nėra pats draugiškiausias, nes lyja, šiandien šis kruša buvo. Tai bus matyti, ką gal įdėsiu čia, jei bus verta. Jei ne, tai bent jau toks update'as. Sprendėm važiuoti į Lenkiją, o tiksliau tai Suvalkus tiesiog apsipirkt. Dabar šiaip nelabai apsimoka, anksčiau labiau apsimokėdavo ir dažniau važiuodavom, tiesą pasakius, bet tiesiog noris kažką smagaus paveikti. Ten skanėstų sakymų, kur mes Lietuvoje neturim. Labai mėgstu pas jas nusipirkti proteininių kažkokių dalykų, paragauti. Ir gerokai pigiau nei Lietuvoje būna. Šitos firmos sausainiai žiauriai skanūs bent man tokie sveikuoliškesni, bet visai neblogi. Štai yra patikrinti ir žiauriai skanūs brauniai, jeigu kažkada atvažiuosit į Suvalkus.
šiaip esu iš tų žmonių, kur žiauriai mėgsta užkandžiauti kiekvieną kartą, kad važiuojame į Lenkiją, yra tokia problema, kad sunku nepirkti, ką matai, nes jie turi tiek visko, ko mes Lietuvoje neturim, arba, nežinau, ten šiek tiek procentaliai pigiau, tai tiesiog neįnant suvaldyti. Tai buvo galbūt truputėlį perspūstas su apsipirkinėjimu. Svajoju apie vieną tokį pyragą pasiėmėm. Labai gerai. Smagu iškrovinėti viską. Tai šiandien nusprendžiau, kad noriu į Akropolį, nes noriu tiesiog pasižiūrėti kažkokių dalykų, gal kažkas patiks, gal ne. Neplanuoju nieko pirkti, bet kas žino, kas atsitiks. Jisai pyksta, nes masažuoju savo kaklą ir tas prietaisas jį gąsdina, kaip suprantu.
momentas, kai jau yra taip šalta, kad reikia su žieminė striukė važiuoti į džimą. Atleiskit, sporto klubą. Gražu pažiūrėti, bet ruduo yra, žodžiu, ne man. Jau platėse, nemėgstu filmuoti pačias treniruotės, nes ateinam, pasportuojam, išeinam, bet jeigu jūs filmuokit, aš to nemėgstu daryti. Esu bandžius daryti porą kartų, bet man tiesiog per daug nejauku. Kartais būna, kaip ir visiems žmonėms, galbūt truputį eiti į džimą ar į kažkokią treniruotę nėra dalykas, kurį labai nori daryti, bet kai padarai, labai geras jausmas. Tai labai laukiu to jausmo būtent po šitos treniruotės. Pastarosiam savaitėm taip rimtai esu visiškai priklausoma nuo avižinės košės, skamba juokingai, bet gal tai oro pokyčiai, gal nežinau kažkas kitas, nes taip skaniai dabar valgos, ta prasme, wow. Smagus momentas. Užsisakiau kelis vinilus, kur vis atidėlioju ir neperku, nežinau dėl ko, tiesiog. Aš jau įsivaizduoju, kad nebenorėsiu kitą mėnesį, bet nieks nesikeičia. Labai greitas siuntimas, užsisakiau galvoju, trečiadienį, šiandien penktadienis. Tai užsakiau Tame Impalas Slow Rush vinilą. Vienas mano mėgstamiausių albumų. Turiu Currents, tai man jis pats geriausias iš jo, bet šitame yra labai daug dainų, kur visiškai nenustoju klausyti jau, nežinau net kiek metų, bet daug metų labai. Šitą vinilą. Irgi labai mylimas dainas, irgi nežinau, kodėl taip ilgai užtruko. Tiesiog nežinau, dėl ko aš atidėlioju tokius dalykus, nes kiekvieną mėnesį vėl galvoju, reikia nusipirkti. Gerai, tai žodžiu, nusipirkau. Labai laukiu, kol galėsiu. Ir vėl. Vandens gėrimo pertraukėlė. Aš su savo šitais vinilais labai patenkinta esu. Geriausia pabaiga bus darbo savaitei. Įsiklausyt.